Druskininkuose kasmet rengiamo plenero Raigardas organizatoriai šiemet visus bendraminčius jau 12 kartą sukvietė į paslaptingąjį Raigardo slėnį. Tarptautinėme plenere Raigardas 2011 amžinasis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio įspaudas dalyvavo 14 menininkų iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos. Anot organizatorių tai pats gausiausias dalyvių skaičiumi pleneras. Pleneras yra tradicinis ir jis jau tęsiamas 12 metai. Pradžia buvo 2000 metais, kada buvo padaryti 3 triptikai Čiurlionio gimtadienio proga ir jie buvo eksponuojami vieną dieną kolonadoje tuometinėje, kol jinai dar buvo nesuremontuota ir buvo lauko sąlygom praktiškai. Tai mes tai plenero pradžia laikom ir nuo tų metų ir skaičiuojam. O šiemet yra pleneras skirtas Čiurlionio 100-osiams mirimo metinėms paminėti. Ir tema plenero yra Raigardas 2011 amžinasis Čiurlionio įspaudas. Tai turim 14 dailininkų dalyvaujančių plenere. Yra 2 Latvės, 2 Lenkai, Baltarusis, ir lietuviai iš Kauno, iš Vilniaus ir iš Druskininkų. Druskinkiečiai tradiciškai dalyvauja šitam plenere. Manau, kad šie metai tikrai išskirtiniai ir tų renginių labai daug skirtų Čiurlioniui. Mes šiuo atveju kaip ir neišsiskiriam, jis yra irgi Čiurlionio vardo populiarinimui skirtas ir garsinimui. Ir tikrai pastebėjom, kad tai reikalinga, nes atvažiavę dailininkai, pavyzdžiui, iš Latvijos arba iš Lenkijos, jie stebisi, žiūri, pažįsta, susipažįsta ir atranda kažką naujo. Uždarymo renginį vainikavo plenero metu sukurtų darbų paroda. Dar šlapiose drobėse buvo galima išvysti savaip menininkų interpretuotus Druskininkų apylinkių peizažus, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos motyvus ar simbolinius vaizdus. Anot organizatorių, Raigardo pleneras neturėjo išskirtinės temos ar pasirinktos technikos. Viskas vyko savaime, todėl ir sukurtų tapybos darbų ekspozicija įdomi ir netikėta. Plenero dalyviai apdovanoti padėkomis ir simbolinėmis dovanėlėmis dėkoja organizatoriams už ypatingą kūrybinę atmosferą. Šis pleneras, kaip ir daugelis šią vasarą organizuotų renginių, skirtų paminėti 100-asias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirimo metines, sukvietė į Druskininkus gausų būrį menininkų iš įvairiausių pasaulio šalių ir taip garsino didžiojo menininko kūrybą. Plenero metu sukurtų darbų parodą galite apžiūrėti Druskininkų miesto muziejuje iki spalio 21 dienos.